Ir mes nusprendėme pasigaminti šį sezoną patį populiariausią ledų receptą, bet jam naudosime mūsų desertinį riešutų užtepą. Įdedam druskytes. Matėm per kitus video, kad druskos deda labai daug, tai mes irgi nepagailėsim. Supilam grietinėlę. Na ir pradedam plakti. Kadangi mūsų riešutų užtepas yra su datulėmis, tai jis jau yra pilnas natūralių cukrų, dėl to į grietinėlę papildomai cukraus nedėsime. Teko skaityti komentarus, kad kiti grietinėlę plakė 2 valandas. Mums gal pavyks greičiau, pamatysim. Po truputį pradėsim įmaišyti mūsų užtepą. Reikės kokių 5 šaukštų. Negalim iš karto dėti visų 5 šaukštų, kad nepasidarytų gumulai labai dideli. Sudėjau visus 5 šaukštus. Tai jau gaunasi. Gaunasi, šąla mūsų ledai. Na, man atrodo, mūsų ledai jau parašti. Pasižiūrėkit, kaip gerai gavosi. Labai noriu paragauti. Kaip skanu. Patys geriausi naminiai ledai. Jeigu dar nebandėt, tai būtinai pasigaminkit.